Mėlyjei, galbūt kažkas nežinojate, bet aš jums dar kartelį noriu priminti. Mūsų bendrovėje galima sudaryti jums polisą tik tai draudimo. Jeigu jūs nenorite kaupti, nenorite investuoti, o galbūt jau turite kažkokius investavimo būdus, volia. Šiai dienai galite tik tai draustis. Pavyzdžiui, didelėm apsaugom turite būstą arba planuojate būstą turėti, o galbūt kažkokie kiti rodikliai pas jūs yra, kurie reikalauja jūsų didelių draudimų. Pavyzdžiui, gyvybės suma 100 000 eurų, traumų draudimas 50 000 eurų, kritinės lygos 30 000 eurų ir už tokius draudimus jūs gali būti taip, kad mokėsite apie 20 eurų į mėnesį. Viskas priklauso nuo jūsų sveikatos, nuo jūsų amžiaus ir nuo jūsų apskritai galimybių, kokiom apsaugom dydžio jūs norite apsidrausti. Tai yra nuostabus dalykas apsidrausti. Tik apsidrausti ir mokėti kiekvieną mėnesį tik už draudimą. Dar turiu vieną variantą, kuris man labiau patinka. Jeigu jūs norite, parašykite man, aš jums duosiu 2 variantus ir jūs patys pasirinksite, kuris variantas jums fainesnis. O dabar žiūrėkit, kokį aš draugą turiu. Volia! Tratatulinkit tata. Va, šitas draugas nesidraudžia ir nekaupia, nes jam yra dzin. Oskarai, tave mama draudžia? O kaupia tau? Ir draudžiu, ir kaupiu.